esmės šiandienos video tikslas bus parodyti, kaip vyksta mūsų mitai. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like legato. Labą vakarą visiems, šiandien esame susirinkę Vilniaus outleto parkinge ir čionais nebus video realiai vaizdas iš publiko, nebus iš Contribui, tai iš tikrųjų realiai bus iš mūsų privačios komandos susirinkimo. Tai realiai paprastai pasakius, mes turime 3 komandas, šiaip 2. Viena yra mūsų privati komanda, tai realiai žmonės, kurie tam tikrą laiką atbuvę Contribui, kurie iš tikrųjų prisidėjo prie mūsų bendruomenės, galiausiai atrankos būdu pakliūna pas mus. Ir yra tada Contribui klubas, kur iš tikrųjų Edvinas galėtų biškai truputėlį daugiau pasakyti, kaip tai veikia ir iš tikrųjų, ką mes tenais daugiau darome. Jo, tai iš esmės šiandienos video tikslas bus parodyti, kaip vyksta mūsų mitai, nes galbūt nėra visiems taip aišku ir negalima susidaryti tokio pilno vaizdo iš mūsų public mitų. Tai galbūt šiandien pravesim jūs pro visą mūsų trasą, ką mes darome privatę. Tada truputėlį reflektuosim, pasakysim, kaip keičiasi kažkas Contribui, kaip kažkas galbūt ir nesikeičia. Realiai nedaug tų pokyčių yra. Tai jo, iš esmės papasakosim, pabandysim jūs paskatinti, pajoinint mūsų Contribui. Susipažinsim galbūt kažkiek su mūsų komanda, turim porą naujų mašiniukų, tai einam susipažinsim. Na ir truputėlį dabar suteiksime realiai daugiau tokio kaip insaido, kaip iš tikrųjų viskas vyksta. Tai pavyzdžiui, mes kaip darome dažniausiai tiek su Contribui, tiek su privatu, tai kuo dažniausiai skiriasi tiesiog, kad Contribui yra žmonės, kurie gali prisijungti, o privatis, kaip minėjau, tiesiog yra žmonės pat atrenkami, kurie iš tikrųjų yra lojalūs. Visas konceptas yra toks. Mes kelias dienas prieš, paskelbdami, kada susitinkame, tai pavyzdžiui, šiandieną yra penktadienio vakaras ir 8 valanda, po 8, susirinkame, patikriname, kada būna dažniausiai geri orai, tai kaip tik šiandieną pataikėm, šiandien lyjo, bet kol kas išvengėme blogų orų, susirenkame, pabūname kokias 3 minučių ir tada kiekvieną kartą yra žmogus atsakingas už mūsų komandos, kuris paruošia maršrutą. Tai realiai maršrutų yra aplink Vilnių tikrai nemažai, kadangi tikrai jų yra nemažai, pavyzdžiui, kitose miestuose, Kaune, Klaipėdoje iš tikrųjų tiek nedaug galima padaryti, kadangi esame iš Vilnius, esame tam labai dėkingi. Tai šiandieną važiuosime vieną maršrutą. Nesakysiu būtent koksai, kad po to tenais nebūtų visokių nesąmonių ateityje, kad ten po to žmonės nepradėtų čia važinėti irgi. Tai aplink Vilnius yra labai daug vingiuotų trasų. Tai mūsų visai yra esmė nevažinėti autostradom, o tiesiog važiuoti vingiuotais keliukais. Kadangi dažniausiai važiuodame anksčiau vakarais, tai kartais būdavo visokių įvykių. Kadangi naktį išlenda žvėris, nematai labai gerai žmonių, bet aišku, vienas yra dalykas, kad yra mažiau mašinų. Bet šiandieną susirinkome, kadangi norime biškai daugiau konteksto po to dienos metu, tai susirinkome anksčiau. Važiuosime vieną trasą ir ką mes darysime, tai iš kiekvienos mašinos parodysime, kaip iš tikrųjų nuvažiuojama iš vidaus. Kadangi tikrai, čia gali sakyti komentaruose, ko norit ir ne, ar čia policija žiūri, mes nevažiuosime ten, jeigu 90, važiuosim ten 100, bus daugiau, čia aš nemeluosiu, bet nebus ir per daug, ten, kad nebūtų kritiška. Pafilmuosime point of view, kaip atrodo mašinos, perėsime į kitus kadrus, nufilmuosime, kaip kiti važiuoja ir taip padarysime Heba ir jums tipo realiai kiekvienų tokį visą įspūdį. Kiekvienam stopė, mes dažniausiai turim 2-3 stopus visoj trasoj ir galutiniam stopė biškai duosime džiazo, karočią, pajudėsim, kad vis tiek būtų truputėlį daugiau veiksmų. Iš esmės, tie ruošiami mūsų maršrutai, kaip sakė Karolis, jie nėra tokie, kaip būna per public meetą. Tai yra, mes pasistengiam kažką įdomiaus padaryti. Tai yra vingiuoti keliukai ir panašiai. Manau, savaime aišku, kad 1000-2000 mašinų neįtalpins į kažkokius tai kalabybiško kelius. Dėl to mes tokių maršrutų nedarom. Per publiką būna važiavimas autostrada, kas, autostrada kiekvieną dieną žmonės važiuoja. O čia galėtumėt jau ir mūsų, čia jau Karolio, sakykim, įdirbis yra daugiametis, tai yra žino daug Vilniuje ir aplinkui visokių keliukų. Mes realiai už Vilnius važinėjom, Vilnius ribose mes nevažinėjom, tai jeigu čia kažkas pasipils komentarus, mes mieste nelaksom. Mes laksom užmiestį į kaimus, tikrai, kur tikrai ten yra pavažiuota tiek manęs, tiek mano komandos draugų, tiek visų tikrai daug kartų. Viskas yra patikrinta, važiuojame tikrai, kur yra patikrintas asfaltas, kad nebūtų visokių ten nesąmonių. Taip, kaip minėjo Edvinas, publikose, kadangi nedarom tokių maršrutų, nes tiesiog nėra tam
tokiai masiai žmonių parinkto kelio. Tai Jo, neišsuvaldysi nieko. Vilniuje yra realiai su publiku, yra tik 2 trasos, o pavyzdžiui su privato galima važiuoti skirtingų 10 trasų aplinkai. Tai va, tai realiai konceptas toks, tikrai realiai tuoj va, peršoksime į kitus kadrus, parodysime, kaip mes viską tai darome, įmesime, kaip mes komunikuojam, kaip važiuojam ir realiai viskas, tiesiog viską pateiksime jums, nežinau, ant lėkštutės, va tai va, viskas. Tai va, turime mūsų narį BBD 335, kaip ir pono numeriai, nuo BMS perėjo į Audinę, nežinau kodėl, bet taip atsitiko. Ir čia yra mūsų geras ir ilgametis ir ištikimas, galima sakyti, vos neištikimiausias komandos narys, bet, kaip minėjau video pradžioje, jis yra atėjęs iš kur? Iš Contribui. Taip, tai tu geriau tiesiog pradžią papasako, kaip tu realiai mūsų atradai, kaip tu pakliuvai į Contribui, turbūt visi žinom, bet kaip ir kaip po to perėjai ir patekai į mūsų komandą. Tai viskas prasidėjo prieš 2 metus 23 vasarą, kai man Instagramas pradėjo spaminti šitų kažkokių tais Night Riderių promo video, kad vyksta publikai, tas anas. Ir kažkaip aš kaip mėgėjęs pasivažinėti, palakstyti, Night Ridint, taip toliau panašiai. Galvoju, reikia gal užsuk pasižiūrėti, kas ten gero, ar ten mašinyčių gerų, ar ten prasilėks smagiai dar kažką. Ir pirmas publikas praėjo, tada buvo visai smagu, blemba, galvoju, kažkaip tai norėtus vėl kažką tokio, tada įvyko antras publikas. Ir man atrodo, jeigu gerai atsimenu, antro publiko finiše prie manęs prie mūsų gerbiamas lyderis Gabrielis kažkas. Ir pasiūlė man prisijungti į Contribui gretas. Sako, senių. Sako, prisijungi Contribui, mitukai kas 2 savaitės susirenkam privatesniai, sakykime, aplinkoj, šokam į bolidus, prasilekiam tos dienos trasa, visi laimingi, visi užsihaipinę, skirstamės namo. Tai aš taip pagalvojau per naktį, kaip sakoma, ir kitą rytą, taip pat su pora kolegų. Tai maladės, va, dar ir pritraukė reklamą. Sakau, atsiperka tokie žmonės tas. Jo, ir sakau, blembu, sakau, kodėl ne? Sakau, davai. Nu ir tada prisijungiam į Contribui gretas. Tai va, tai prisijungiam į Contribui ir realiai dalyvaudavau kiekvieną mytą, kuriam galėjau fiziškai. Tai po kokių 2, maksimaliai 3 mėnesių, kadangi buvau aktyvus narys ir palaikiau gyvybę tiek mytuose, tiek čatuose, gavau asmeninį pasiūlymą prisijungti prie komandos. Buvau šiek tiek iš pradžių, tai žiūrėjau nedrąsiai, nes galvojau, kad prisijungus į komandą, tai čia jau man kažką reikės daryti, taip toliau panašiai. O man labai tiko tas Contribui formatas, kad tu realiai nesi pareigotas niekam, tiesiog atvažiuoji, prasileki, pabūni su chebra ir taip toliau ir panašiai, ir viskas yra labai faina ir gerai. Ir tada susitikus, atvažiavus kaip tik į Contribui mytą, perklausiu dar kartą Gabrielio, kaip čia yra, ar man kažką reikės daryti. Jis sako, seni, ne. Sako, tau reikės tik dalyvauti, viską darysim mes. Ir tada mes sumušėm pitakais, jis man padavė komandos lipduką ir pasveikino mane atvykus į Night Riderių gretas. Nu va, ir iš tikrųjų jau ilgą laiką Simas yra pas mus, niekur jis neketina išeit, mes taip pat darome daug krūvą kelionių, važiuojame ir į užsienį, buvome Lenkijoje, kitais metais jau kitą realią ateinančią vasarą važiuosime, ar galų pavasarį į Vokietiją, vis didinam atstumus, pagnalis ten, jo. Ir va, iš tikrųjų, va, kaip žmonės iš Contribui tikrai būna ir tikrai yra didelis sąrašas laukiančių žmonių, bet žinot, vis tiek reikia palaikyti tą unikalumą, kad nebūtų viskas nuvalkiota, tikrai labai atsirenkam, nes vis tiek tai yra jau tikrai artimas ratas. Tai va, o šiandieną, kaip ir minėjau, tuoj šoksime į mašinas, parodysime, kaip mes įkelia, koks maršrutas, ten biškai pridengu, žinai. Tu pasirodysi, kaip važiuoja, galbūt pafilmuosim iš to mašinos kažkaip, žinai, galbūt kažką kitą pafilmuosim, šiaip suteiksime viso vaizdą. Ar tu pasiruošęs, Simai? Tikrai taip. Pagnalis, seni. Nu ką, turim čia antrą komandos narį, kurį šiandien pakalbinsim ir jo istorija yra šiek tiek kitokia. Tai prisistatyk, nežinau, inicialais ar kaip nori. Sveiki, aš esu TZ. Esu turbūt, neskaitant organizatorių šio klubo, vienas seniausių, jeigu neseniausias narys. Tai aš čia atsiradau labai paprastai. Klubas iš pradžių įsikūrė kaip universiteto automobilių klubas. Tai pamačiau vyrukus Instagrame, iš pradžių buvo labai maži mytai, surinkdavo gal ten, nežinau, 10, gal 5 net mašinas. Pamačiau Instagrame, nusprendžiau parašyti, prisijungti, atvažiavau, tą kartą jau susirinko 15 mašinų. Ir nežinau, kažkaip taip važiavau kiekvieną susirinkimą, mašinų vis daugėjo kiekvieną kartą. Prasidėjo publikai po to,
po to mašinų dar vis daugėjo, publikai didėjo ir aš tiesiog nuo pat pradžių mačiau visą šitą išsivystymą ir kaip viskas yra valdoma ir kaip organizacija auga, visas valdymas ir panašiai. Nesigaili, kad esi taip ilgai? Nesigailiu, aišku, ne visada pavyksta dalyvauti, kaip sakant, pastoviai. Galima sakyti, tau atleidžiama. Tai stengiuosi kiek įmanoma, kaip sakant, aš jau pradėjau būdamas universiteto studentas, dabar jau turiu darbą, kaip sakant, daug reikalų ir panašiai, tai gyvenimas nestoja, bet stengiuosi toliau dalyvauti. Ir kaip aš kažkada iš tikrųjų mūsų organizatoriam esu pasakojęs ir būtent įkūrėjai klubo, kad šitas klubas, jeigu ir toliau gyvos, tai jo nariai prasidėjo kaip studentai, bet jie toliau einant per gyvenimą visus užsidirbs, automobiliai gerės, jų, kaip sakant, aistra automobiliams vis didės ir tas klubas toliau transformuosis savyje jau per savo narius. Tai va. Labai smagu, kad turim nuo taip senai žmonių ir iš esmės labai gerai pasakai, kad buvom studentai, vystomės kaip žmonės, smagu matyti, tai yra vos ne didelė draugų kompanija, kurie, ta prasme, tu matai kiekvieno vystymasi, tiek karjeros, tiek gyveniškumo, tai yra tiesiog draugų būrys. O dabar greit labai paklausinėsiu apie tavo mašinas turėtas, tai dabar turi Mersa E klasę, kaip tau šitas mašiniukas ir ką turėjai prieš tai? Iš tikrųjų labai mane nustebino šis automobilis, būtent šita klasė Mercedes automobilių. Prieš tai turėjau, iš visą klubą įstojau su Audi A3, mechanas, 2 dizelis. Tai kaip sakant, apie tą... Šitą net nepamenu. Tai va, tai kalbant apie tą progresiją, aš buvau sudaužęs pirmą savo automobilį ir tada nusipirkau, gavau uždraudimo išmoką, nusipirkau Audi A3 dizelį ir tada įstojau į klubą. Ir nuo to laiko, kaip sakau, visa ta progresija matėsi, tai sekantis automobilis buvo, jeigu neklystu, Audi A5, tai tas pilkas Audi A5, 2 litrai, bet ten buvo biški ten kažkas daryta galbūt jai. Tai po to ją pardaviau, nusipirkau C-škę, V205, 19 metų, irgi 2 litrai benzas. ją pardaviau, tiesiog sutvarkiau iš Amerikos, Audi taip pat buvau iš Amerikos prasivežęs ir dabar nusprendžiau tiesiog nusipirkti automobilį. Truputį pabodo būti be automobilio, tvarkyti pastovi juos, tai nusipirkau šį automobilį. Kaip sakant, biškį jį pasigražinau, jis buvo paprasta dėduko mašina pradžiai. Tai nežinau, gal nusiųsiu nuotrauką, parodysiu, kaip atrodė prieš tai, bet dabar iš tikrųjų labai esu patenkintas rezultatu. Esi patenkintas šitą mašiną ir ar manai, kad keisi kaip koinės? Aš nemanau, kad keisi šitas mašinas. Jie yra čia 100 000 ridos dar kol kas. Jis yra irgi iš Amerikos parvežta, tai dabar pasidariau taip, kaip noriu. Iš galios pusės gal dar kažkas bus daroma, po truputį norėčiau dar susitvarkyti išmetimą biškį gražiau, bet kol kas esu tikrai labai patenkintas, komfortas. Išmetimas tikrai problemų turint. Nu, toks, gal net iš salono pafilmuosim. Su Edviu važiavom ypač galiniai sėdiniai. Tai, ta prasme, jo, ten gerai, biškį. Seni, dėkui tau, tikimės, kad dar ilgai būsi, tikimės, kad dar labai ilgai būsi, su tavim buvo malonu būti. Gerai, ir iki. Čia žodžiai iš tikrųjų buvo, čia ką tik pasakė, tai Lietuvoje čia daugelis supainė. Čia iš tikrųjų yra radar detektorius, tai čia yra dalykas, kuris realiai apie policiją įspėja, tai įspėja apie policiją, kai jinai matuoja greitį. Tai pavyzdžiui, visokios nežymėtos, kaip Audio, ten N, HOJ, kurios seniau važinėjo, tada yra Passatai, tenais įvairių, ten kur važinėja Vilnius, Kaunas, su žodžiu, beveik visa Lietuva. Tai čionais policija turi įrangą, kad mes susitiktume daugiau. Ir šitas aparatas, va šitie aparatai, pas juos skleidžia bangas. Tiesiog, kai skleidžia bangas, šitas aparatas pagaudo ir įspėja. Tai dažniausiai yra KA band ir K, bet kai anksčiau buvo Lietuvoje. Dabar išvažiavame iš vidutinės zonos, iš tikrųjų šitas aparatas yra labai geras. Čia jokios reklamos aš nedarau. Tiesiog pasakau, kad jeigu normaliai norit važinėti, tikrai gera investicija. Jeigu užsimiegat, tarkim, važiuodami vidutinį, pasako, koks yra jūsų greitis. Taip pat apie policiją pasako. O kadangi aš esu čia visiškas lunatikas, tiek CarPlay'is, tiek registratorius pas mane yra, tiek radaras, tuoj pirksiu dar į antrą radarą. Tai tikrai čia aš normaliai pasiruošęs. Žinau, kad vienas komandos narys irgi turi. Tai va, tai tokia informacija tikrai realiai palengvina visą gyvenimą nuo visų tenais policijos, kur matuoja greitį ir panašiai. Tai va. Taip, tai dabar realiai važiuojame į pirmąjį parkingą, šiaip čia nėra galutinis stopas, tiesiog yra sustojimas prieš važiuojant į normalesnę trasą. Tai vietos nesakysim, bet ką žino, tas žino, bet nu, nieko
čia dar reikia žinoti. Tai va, sustosim kažką padarysim ir greit važiuosim. Pravažiavom radarą ir dabar, manau, būtų galima tikrai pasispauti. Ką, hebra, kartais būna įvairių situacijų, kartais žmonės biškai per daug prisičipuoja arba kažką ne to paliečia. Nu, nieko, biškai dabar tvarkom mašinytę, nieko greit sutvarkysim, dėsim toliau. Tai realiai, kas čia dabar buvo, važiavome dabar iki pirmojo stopo. Tai esame tokiai, vieteliai, miestelėje. Dabar važiuosim į antrą stopą, ten, kur iš tikrųjų paduosime veiksmo. Noriu spėti, kad kadangi šį kartą yra biškai trumpesnė trasa, kadangi norim biškai daugiau suteikti šviesos, ką mes darysime paskutiniam stopė, tu turim biškai pajudėti. Bet šiaip realiai visai esmė, tai mes dažniausiai važiuojam didelę trasą, dažniausiai būna su privatu, jeigu su privačia komanda, būna apie 120-150 km realiai už Vilniaus. Tai yra galima į bet kurią pusę važiuoti link Kauno, link Molėtų, link Baltarusijos, link Šalčininkų, link kitų realiai visų vietų. Labai gražiai susidaro ratas tiksliau ir nuvažiuoja. Tai va, toj pajudėsime iš spoto ir galėsime jums parodyti, kaip važiuojame iki spotuko ir ką mes darome paskutinėme stopą. Kas čia vyksta? Nieko. Taip, tik čia. Normaliai. Robčikai duodam pailsėt. Tai parodysiu, kaip ūžia. Kaip ūžia einam. Neužkai
Viskas normaliai, temperatūra vietoje. Tėlį biškį davom veiksmo. Lemba, šiaip iš tikrųjų gaila, kad biškį pritemo, tai negalėjom pilnai parodyti. Bet tikrai turim bolidų, kas tą tikrai gali. Kas su Open Diffu, kas su X-Drive, o kas iš vis su LSD, su M-kę. Bet jo. Yra ir kas su Amerikonų bando. Čia matosi, kai mes filmuojame vieną Instagramo Reelsą, tai tiesiog... Galbūt copyright uždėk, seniai, copyright. Iš naujo. Gerai. Biški kadrų, behind the scenes. Всё, palydim, išvažiuoja vienas bolidas. Komandioras biški duos džiazo. Taip, vienas bolidas išvažiavo, bet tikrai mes dar jų turime, kažkiek nori pasidžiaugti. Tai čia, kad kas nesakytume, čia viskas yra už miesto. Čia nėra jokių žmonių, nieko čia nėra. Nieko mes čia nepažeidinėjom. Supercharge. Tai ką dabar toks trumpas update'as. Manau, kad mūsų jau mielas kameros draugas už kameros jau filmuoja. Taigi, chebryti, dabar turime atvažiavę tokį spotuką. Ne visiems žinomas, tokie, kad biški paslaptimi išlikęs yra. Atvarėm čia biški duoti rokom bokom, kaip sakoma. Tai kas, tai dabar biški pašėrėm, davėm čia biški to džiazo tokio turinio Instagramui. Tai hebra būtinai pasika mūsų Instagramą štai čia, nightridas.lt. Ten keliam dažnai. Rašom į komentarus, ban ir tada išmėsimės šitą. Neminėk mano pavardės, Asira. Tai pravardės. Debilas. Karočią, hebra, trumpai tariant, mažai šnekant, let's go!